noriu paklausti tavęs apie pavadžio tempimo problemą. Ar yra kategorijos šunų, kurie tempia pavadį daugiau negu kiti? Yra kai kurios veislės, kurios yra išveistos tempimui, kaip pavyzdys visiems žinomas husky, ne, jie yra išveisti rogų tempimui. Tai natūralu, jau kraujyje yra, kad jie turėtų tempti. Tai yra kai kurios veislės, kurios tam išveistos, bet tai vis tiek nepasako kaip fakto, kad jeigu husky įsigysite, kad jis būtinai temps pavadėlį. Nebūtinai, tai nėra tokios taisyklės, tiesiog gali būti būtent jų paskirties, kam jie apskritai atsirado. Bet pavadėlį tempti gali išmokti ir norėti bet koks šuniukas. Lygiai taip pat kaip jeigu pasiseks teisingus pasirinkti komunikavimo būdus su šuniuku, taip pat lygiai gali bet kuris šuniukas ir netempti pavadėlį. O nuo ko priklauso? Ar jis tempia ar netempia? Čia jau priklausyti gali nuo visko, nuo to, kaip elgėsi šuniukas pačioj pradžioj, kada pirmą kartą jam uždavėme pavadėlį, ar mes ėjom visur paskui jį, kad oi kaip fainas šuniukas viską gali uostinėti, oi kaip mums smagu ir vaikštam visur pagal šuniuką, ar jisai gali tempti dėl savo emocijų, kad jam viskas labai baisu ir jis labai jautriai reaguoja į aplinką ir tiesiog nori pasitraukti, pabėgti ir tada tampa pavadėlį galbūt į visas puses. Tai labai daug dalykų gali būti, nuo ko priklauso tas, ar temps pavadėlį, ar netemps, ar tempia, ar netempia. Galbūt dažniausias toks dalykas, kad jeigu šuniukas, kaip pavyzdį, neturi jokių didelių baimių, neturi fobijų ar kažkokių patirčių labai blogų, tai dažniausiai šuniukai tempia tie, kurie gauna rezultatą per tempimą. Tai vadinasi, ar tai nueina visur, kur nori per tempimą, galbūt lėčiau, bet nueina, ar tai gauna laisvę, tarkim, per tempimą. Pavyzdžiui, tempia, ar tada šeimininkas, gerai atseksiu tau pavadėlį, kaip pavyzdys irgi, ar ne, toksai gali būti. Jie tiesiog šuniukai visada daro tai, kas leidžia jiems pasiekti tikslą, kas yra naudinga, tai jie daro tos dalykus ir ne visada kreipia dėmesį, tai yra geras ir blogas dalykas, bet jeigu tikslą padeda pasiekti, daro jie tai, kas yra jiems naudinga. Tai kartais tokie visai manipuliantai tie šuniukai būna. Taip, jie supranta, jie vis tiek nori, sakykime, kaip pavyzdys, pasiekti savo tą tikslą, nueiti iki vienokio kitokio medžio, tai jeigu jie mato, kad tą tikslą jie pasieks tempdami greičiau negu, tarkim, eidami paprastai, tai jie ir temps ir tada šeimininkas, jeigu paskui nueis su tuo pavadėliu, tai tada be abejo šuniukas temps ir kitą kartą, ir antrą kartą, nes jis jau mokinsis, kad naudingiau yra tempti pavadėlį, negu kad bandyti lėtai nueiti, nes neaišku, ar šeimininkas norės į tą kryptimą, ar nenorės, tai gali darytis, kurtis ir toks paveikslėlis šuniukam. O ką daryti, kad klausytų? Kad netempti pavadėlį, ar ne? Tai jeigu vėlgi, nekalbam apie baimės, fobijas, įvairius kitas elgesio problemas, kalbam apie paprastą pavadėlio tempimą, kai norim pasiekti vieną kitą tikslą, tai tokiu atveju reikėtų labai paprastai tiesiog neleisti jam padaryti pavadėlio tempimo naudingu, vadinasi, neleisti jam pasiekti to tikslo. Vadinasi, jeigu šuniukas tempia mane prie krūmo, tai aš turėčiau neleisti jam to krūmo pasiekti, vadinasi, aš pakeičiu kryptį, einu kitą kryptimį, 90 ar 180 laipsnių kampu, kad šuniukas to krūmo nepasiektų. Tai nereiškia, kad aš jį nutempiu ar atitempiu, aš tiesiog nebeleidžiu jam tempti, vos tik tais pavadėlis, kaip pavyzdys, įsitempia, aš pakeičiu kryptį ir kartu su šuniuku pradedu judėti kitą linkme, nes jisai pradeda matyti, kad ta linkme jau nebegali, ten pasibaigia pavadėlis, ne? Tai jeigu šuniuku mes nueisim vis tiek iki to, ar ne, kvapo, tai šuniukas mokinsis, kad galbūt aš ilgiau turiu stengtis, labiau turiu stengtis, tempti ir nutempsiu. Tai dėl to svarbiausia yra tiesiog šuniukui neleisti pasiekti savo tikslo tempimu. Tik per gražų laisvą pavadėlį jisai gali tenais prieiti. Be abejo, dar yra, ką svarbu paminėti, šuniukams būna kartais kai kuriems ir smagu tempti, nes jiems yra smagu, jie kovoja su pavadėliu, pritempia, laimi tą savo kvapą. Bet jeigu mes padarysim taip, kad, tu vis dėlto negausi to kvapo, jeigu jį tempi, tada jau šuniukas anksčiau ir vėliau, priklausomai nuo to, kiek patirties tempime turi, jisai pradės mąstyti, kad jeigu aš noriu to kvapo, tai yra naudingiau netempti, rodyti kryptį, bet netempti. Nes vėlgi yra didelis skirtumas, kada šunelis tempia, kada jis tiesiog rodo kryptį, gali pavadėlis ir būti tiesus. Jis neprivalo visą laiką būti toks besišypsantis, jisai gali būti tiesus, bet be tempimo. Nepadeda
net nebūčiau pagalvojus, kad jeigu tempia reikia keisti kryptį. Reikėtų tiesiog žinoti, kad negalima duoti tos vietos, į kurią šuniukas tempia. Nes jis temps ir toliau. Nes kitą kartą jis vėl bandys pasiekti savo tikslą per tempimą. Taip, visiškai teisingai. Taip. Nes tempti jiems nėra, kad jiems, sakau, jos sužadina jų tą norą pakovoti viską, jeigu smagu jiems, tai būna, dar sakau, jeigu būna, kad šeimininkas taip išsitempia palaipsniui, tai tokį gauna, kad jie per jėgą išsikovoja, tas kvapas dar norimesnis gali tapti. Tai toks jie užtempimą iš esmės būna apdovanoti. Jeigu, kaip pavyzdys, grįžot namo ir pamatė kitą šeimos narį. Negrįžot, gal tada lauke susitikot kitą šeimos narį, galbūt realiau, nes su pavadėliu šuniukas. Ir tada šuniukas pradeda tempti pas tą kitą šeimos narį ar draugą kažkokį. Nu ir mes per tą tempimą prieinam. Ir tada šuniukas apsidovanoja to kitų šeimos nariu. Tai būna situacijų, kada mes galim tą šuniuko norėjimą tempti, mėgimą tempti išnaudoti, bet tarkim, jeigu tai nėra ta situacija, tai būtų apsidovanojimas, už tempimą apsidovanojimas dar ir kažkokio resurso gavimu, ar tai yra kontakto, ar tai yra kvapo, ar tai yra galbūt pažaislą nutempti, arba pas kitą šunį pabendrauti. Tai mes net juos skatinam apsidovanoti už tai. Nors patys apie tai tikriausiai net nepagalvojam visiškai. Tempi, gerai, nori prie šito šuns tempti. Gaila, tai gerai, eik, ką aš dabar pagailėsiu, pabendrau, kaip buvo. Būna atrodo kaip gerą kažkokį dalyką, nori, padarai, o rezultate gaunasi visai kitokias pasiekmes. Būna dar žmonės, sako, man gaila, jisai smaugėsi, nes jie būna, kiti taip jau išmokta tempti, kad jie jau dūsta, būna krenkščia ant kakliuko ar petnešų, nes ir su juom gali prisismaugti. Tai būna ir taip, ir tada sako, man gaila, aš negaliu sulaikyti, bet jie ir išsiugdo per tai, nes tas tempimas yra tas, kuris veikia. Nuo šiol šuns vedžiojimas gali tapti stilingas. Elegantiškas Fantastic Dogs antkaklis ir pavadėlis yra miesto stiliaus aksesuarai, kurie puošia ir šunį, ir šeimininką. Rankų darbo, natūralios odos, su aukštos kokybės žalvario detalėmis Lietuvoje pagaminti produktai puikiai derės ir suteiks papildomo šarmo jums. Spauskite nuorodą video aprašyme ir sužinokite daugiau apie Fantastic Dogs išskirtinio stiliaus aksesuarus. O kaip vertini tuos pavadėlius, kurie susisuka? Laisvai gali su šuo vaikščioti. Ar tai nėra nieko blogo, arba paleidimo nuo pavadžio irgi? Ar tai yra geras šiaip dalykas bendrai, ar toks nerekomenduotinas? Dėl automatinių tų pavadėlių, ar ne, tai vis tiek reikėtų, kad šuniukas jau suprastų, ką reiškia vaikščiojimas su pavadėliu, jau mokėtų netempti, vėlgi tas netempimą irgi reikia pasiekti, vien tik tas neleidimas pasiekti, tai yra esmė, bet mes dar turim krūvą metodų, kuriais išmokom šuniuką, kad ir vienoje ir kitoje situacijoje nereikėtų tempti. Tai reikia dažnai naudoti keletą metodų, ypatingai jeigu šuniukas jau moka to tempimo, jau yra išsimokinęs. Bet su automatiniu pavadėliu to padaryti neįmanoma, jau praktiškai neįmanoma išmokinti netempti, nes automatiniu pavadėliu mes vis keičiam kryptį. Šuniukui labai sunku mokintis, kada baigėsi pavadėlis, ar ne? Nes mes iš esmės ką mokinam su pavadėliu netempimo, kad jeigu pasibaigė pavadėlis, tu turi arba ten pakeisti kryptį, ar grįžti pas šeimininką, ar sustoti, gali būti įvairių žinučių, kurios mes perduodame būtent pasibaigusiu pavadėliu. Tai automatinis pavadėlis to žinutės negali perduoti, nebent mes jį visą laiką turėsim užfiksavę tik tais ten kelių metrų ilgyje, ne? Bet dažniausiai mes jau norim duoti daugiau laisvės su juo. Tai iki tol, kol šuniukas nemoka vaikščioti teisingai paprastu pavadėliu, nerekomenduoju naudoti automatinio, nes šuniukas to negalės įsimokinti. Tai vienas dalykas, antra priežastis, kodėl nerekomenduoju, kol nemoka ir šuo, ir šeimininkas vaikščioti paprastu pavadėliu, jo nenaudoti automatinio, nes su automatiniu pavadėliu yra klaidinga dažnai komunikacija su šuniuku. Dėl to, kad pavadėlis yra ryšys nuolatinis, ar ne, jie kaip susikibę rankomis ištiestomis, šuniukas ir žmogus. Ir tai yra komunikacijos priemonė su šuniuku. Netgi įtampa kažkokia pavadėlio, ar ne, vėl perduoda tam tikrą šuniuką. Kaip mes laikom pavadėlį, perduoda šuniukų informaciją. Tai jeigu, kada mes turim automatinį pavadėlį, jis yra visą laiką įsitempęs,
taip, tai nėra stiprus įtempimas, nes jie gan lengvai įsitempinėja, bet jis yra įtempimas. Tada dar galim pastebėti žmonės, kurie iš karto per anksti pradeda naudoti automatinius pavadėlius, jie šuniuką prisitraukinėja, ne tai, kad prieina prie šuniuko patys, jie prisitraukinėja jį pastoviai tampydami. Tai išeiti pasivaikščioti su kuo nors susikibus rankom ir kai jūs pastoviai tampo, jūs neilgai norėtumėte vaikščioti su tuo žmogum susikibus rankomis, tai mes dažnai tą patį padarom savo šuniukui, ar ne? Tai gaunasi, kad tas pasivaikščiojimas su pavadėliu nebebūna abipusiai malonus ir žmogui nefaina, ten pastoviai turi tempti ir šuniukui. Tai nesakyčiau, kad automatinis pavadėlis yra blogas įrankis, reikia tiesiog mokėti jo naudotis ir kad tiek šuniukas, tiek šeimininkas suprastų, kaip jo naudotis. Ir be abejo, dresūroje, kai kuriuose situacijose mes negalim naudoti automatinio pavadėlio, nes mums reikia kartais paimti staigiai už kito ilgio pavadėlio ar dar kaip nors. Ir dar ką norėčiau būtinai paminėti dėl automatinio pavadėlio, dėl jų struktūros, jie staigių patempimų metu vis dėlto turi dažną polinkį, kad jie neišslysta iš žmogaus rankų. Ir jeigu toks pavadėlis nukrenta ant žemės, jo sukelti garsai ir vyjimasis to šuniuko yra visiškai kitoks negu paprasto pavadėlio, jeigu jisai nukristų. Tai jeigu šuniukas yra jautresnis ar bailesnis, ar netgi nebūtinai, bet jam nukris kokia nors baisioji situacija pavadėlis, jisai gali išsigąsti to, ir tada jums šuniuką susigrąžinti gali būti daug sudėtingiau negu su paprastu pavadėliu, kurį jūs tiesiog priminsite. Nes tas automatinis pavadėlis dar ir bandys prisivyti tą šuniuką, ne? Tai jis gali išsigąsti, galvoti, kad kažkas įvejasi. Tai dėl to reikėtų pirmiausia, rekomenduočiau pradėti nuo paprasto pavadėlio, išmokti bendrauti su šuniuku su paprastu pavadėliu ir jeigu yra didelis noras, jeigu šuniukas nėra jautrus ir nėra reaktyvus, tai tada galima bandyti pereiti ir prie automatinių tam tikrose situacijose. Ačiū tau labai už pokalbį, super daug naudingų žinių. Jeigu jums patinka mūsų turinys, tai tuomet spauskite laiką po šiuo video ir prenumeruokite mūsų kanalą, o mes šiandieną jau užbaiginėsime pokalbį. Ačiū tau labai. Ačiū. Ir iki pasimatymų.